O dabar apie mokslą ir amžėjančią visuomenę. Galite nusipirkti specialaus maisto šunims ar katėms, galite nusipirkti maisto kūdikiams, bet iki šiol nebuvo specializuoto maisto senjorams, sako Kauno technologijos universiteto mokslininkai, kviesdami į laboratoriją, kur demonstruoja, kaip toks maistas yra kuriamas, kaip veikia vadinamoji in vitro technologija, žmogaus žarnyno ekosistemos simuliatorius. Mes esam maisto virškinamumo tyrimų laboratorijoje. Joje yra pastatyta virškinimo sistema, kuri imituoja visą virškinimo procesą, pradedant nuo burnos ir baigiant storuoju žarnynu. Mokslininkai kelia klausimą, kas valdo žmogaus organizmą. Pasirodo, kad tai žmogaus žarnyne gyvenančios mikroorganizmo ląstelės, tai yra mikrobiota, kuri lemia kokybišką gyvenseną ir garantuoja geresnę savijautą, ypač vyresniame amžiuje. Mikroorganizmai gyvendami ir gaudami tas maistinės medžiagas, kurias mes suvalgom, jie išskiria tam tikras medžiagas į išorę. Tai gali būti ir vitaminai, ir įvairios organinės rūgštys, ir kiti junginiai, kurie kontaktuoja su imuniniam ląstelėm ir pasako mūsų organizmui, ką daryti. O dabar pažiūrėkime, kaip laboratorijoje veikia virškinimo sistemos simuliacija. Lygiai taip pat kaip ir žmogaus skrandyje. Taip pat yra tiekiami nuolatos fermentai virškinimo metu. Po tam tikro laiko tarpo skrandžio turinys yra perpumpuojamas į plonojo žarnyno indus. Tiekiami fermentai, tulžies druskos ir taip pat reguliuojamas pH. Šitas turinys yra perpumpuojamas į storojo žarnyno indus. Tai kylančioji žarna, skersinė žarna ir besileidžianti žarna. Ir čia prasideda įdomioji dalis, nes šiuose induose yra donoro mikrobiota. Ir tokiu būdu mes galime matyti, kaip suvirškintas maistas atkeliavęs į šiuos indus gali paveikti donoro mikrobiotą. Maisto produktą seniems žmonėms sukurti tikrai galima. Reikia atsižvelgti į mikrobiotos pokyčius, į mitybinius pokyčius, ar turi žmogus senolis rijimo sutrikimų, kokie yra makroelementų poreikiai, kokie yra mikroelementų poreikiai. Ir tai gali būti ir klinikiniai produktai, ir komerciniai produktai. Ir šiais laikais mokslas tikrai gali sukurti tikslų produktą skirtą tam tikrai amžiaus grupiai. Tarkim, jau yra labai plačiai daug metų naudojama kūdikių mitybai mišiniai, tai lygiai taip pat galima sukurti ir atitinkamos tekstūros ir virškinamumo produktus senoliams su subalansuotu mikro ir makroelementų kiekiu. Nustatyta, kad senjorai su maistu nesuvartoja reikiamo folio rūgšties, vitaminų D, B12 bei kalcio kiekio. Pasak mokslininkų, šiame amžiuje didėja vitaminų C ir A bei gerųjų bakterijų poreikis. Ir dar apie bakterijas. Jos gali būti gerosios ir blogosios. Bakterijų nėra nei gerų, nei blogų. Jos visos yra reikalingos. Mes turim išmokti su jomis gyventi, nes be mikroorganizmų mes gyventi negalim. Mokslininkai tvirtina, kad tinkamai rūpinantis garbaus amžiaus žmonių mitybą galima užtikrinti jų geresnę gyvenimo kokybę. O gyvenimiškų požiūrių, tai turbūt kiekvieno mokslininko yra svajonė, kad jo mokslo atradimai, padaryti tie tyrimai, sukurtas maisto produktas būtų vartojamas. Tai mes, kada kuriam kažkokią tai maisto struktūrą, maisto sistemą, kurią papildom probiotikais, prebiotikais, kuri gali būti papildyta, sakykime, kažkokiais vitaminais ir nustatom, kad tai turi teigiamą poveikį, tada, aišku, mes tą produktą bandom įdiegti, parduoti ir džiaugiamės, jeigu jisai atsiranda parduotuvių lentynose. Kauno technologijos universiteto specialistai prieš 10 metų pradėjo kalbėti apie personalizuotą mitybą. Sujungus maisto ir medicinos mokslininkų žinias, buvo sukurtas funkcinis specialus senjorams baltyminis rauginto pieno produktas, papildytas paros vitaminų ir mikroelementų kiekiu. Kuo žmogui naudingas funkcinis maistas? Tuom, kad jis gerai pasisavinama, tuom, kad gerai atsipalaiduoja įdėtos medžiagos ir jos pasiekia taikinį. Ta prasme, jos atlieka savo darbą.
Čia mes turime labai daug problemų ir tai, kad seni žmonės nesuvalgo reikiamą baltymų kiekio, negauna mineralinių medžiagų, galbūt ne visada suvalgo reikiamą kalorijų skaičių, kiekį, nes dažnai būna pasako, aš nenoriu, ar dar kažkas, tai gal dėl kažkokių tai susirgymų, ligų tas noras valgyti būna sumažėjęs. Tai mes irgi galvojam apie produktus, kurie palengvintų ir padėtų senyvo amžiaus žmonėms ir šitą problemą tikrai matom ir tikrai mūsų tyrimų dalis yra skirta šitams produktams. Šiandien mokslas, negalėdamas pasiekti kiekvieno vartotojo, kuria maistą skirtingoms gyventojų grupėms. Pirmiausia, nustatoma, kokiame amžiaus tarpsnyje kokių medžiagų reikia labiausiai. Iš vienos laboratorijos keliaujame į kitą, kur bus išskiriamas mikroorganizmo DNR. Čia turėtų būti virš 20 000 įdubų kiekvienam kvadratėlyje. Ir į kiekvieną tą kvadratėlį teoriškai turėtų įkristi po vieną mikroorganizmo DNR. Nustatyta, kad kas 5 bendruomenėje gyvenančio senyvo žmogaus mitybos būklė sutrikusi, o kas 2 ligoninėje gydomas geriatrinis pacientas yra nepakankamos mitybos. To pasekmė ne tik imuninės sistemos sutrikimas, bet ir raumenų masės mažėjimas, griuvimas, galop neįgalumas. Jeigu kalbam apie žmonės su ligomis, kuriems sunku pasidaro ryti maistą, tai tas maistas turi gerklėje nesitaškyti, turi lengvai nuslysti, turi lengvai tekėti. Ta prasme, yra tenais daug tų reikalavimų ir priklausomai nuo mūsų tikslo mūsų grupėje kolegos pradeda modeliuoti maisto struktūrą, kuri būtų tinkama ir atlieptų šitus poreikius, o tada jau žiūrim, ko dar tam žmogui reikia, ar tai baltymų, o gal probiotikų, o gal prebiotikų. Ir tą visą sukurtą struktūrą bandom papildyti šitais papildomais priedais. Jauni tėvai parduotuvių lentynose renkasi košeles savo vaikui, skaito sudėtį, domisi. Taip pat būtų puiku, jei galėtume rasti pilnaverčio maisto ir savo garbaus amžiaus tėvams. Mokslininkai primena, kad pirkėjas turėtų domėtis tuo, ką perka. Jeigu žmogus nesidomi, tai jisai ir valgys batoną su uogiene, negalvodamas apie jokias celiakijas, apie jokias kitas virškinimo problemas, jis negalvos apie pilnavertę mitybą. Kada susiduri su problemom, žmogus nevalgo, ne? Nevalgo, tu matai, kad jisai visiškai nevalgo, ką daryti. O produkto tokio nėra. Tai vadinasi, pas mus dar rinkoje šitų produktų paklausa būtų ganėtinai didelė, nes mes esam senėjanti, amžėjanti visuomenė, kada mes turime savo tėvus, mes turime savo senelius ir tikrai būna problematiška užtikrinti, kad gautų pilnavertę mitybą.